Sveiki mano draugai, tikėjimo broliai ir sesės, mano giminės, žmonės, kuriuo aš nepažįstu, žiūri šitą mano įrašą. Šiandien yra šeštadienis, Dievo palaiminta 7 savaitės diena, kurią Kūrėjas palaimino šio pasaulio kūrime. Aš sveikinu visus su šia nuostabia diena, būkite Dievo artume ir jo palaimoje. O šiandien aš noriu pratęsti Dievo žinią, kurią jisai skelbia visam pasauliui. Šiandien skelbsiu antrojo angelo žinią. Bet prieš paskelbiant reikia suprasti, kokia yra svarbi Dievo žinia ir tos pačios žinios svarba. Kodėl jinai yra tokia svarbi. Ir kad suprasti, reikia sugrįžti truputį į istoriją, į tą prieštvaninį vėl laikotarpį. Nes tai bus labai geras pavyzdys. Tai reiškia, kada Dievas kažką tai nori atlikti, labai svarbaus žemėje, jisai visada duoda įspėjimą žmonėms ir suteikia malonės laiką. Per tą malonės laiką žmogus turi pamatyti save, savo blogus darbus, jų išsižadėti ir pasukti savo gyvenimą Dievo keliu. Taip tariant, jisai turi sukurti naują savo gyvenimo būdą, atsižadėti tų visų blogų savo senų darbų. Tas pats buvo ir prieštvaniniam laikotarpyje, kada Dievo kantrybės taurė buvo perpildyta ir kada Dievas susirado vienintelę teisę šeimą, Nojaus šeimą, atėjo pas Nojų ir Nojui papasakojo viską, ką planuoja padaryti ir davė užduotį statytis laivą. Aš šitą kalbėjau pirmoje dalyje, bet truputį grįšim į šią istoriją. Ir Nojus 120 metų statė laivą. Ir 120 metų Nojus skelbė žinią. Tai buvo malonės laikas, 120 metų. Jūs galėtumėt man dabar sakyti, kaip galėjo 120 metų Nojus statyti laivą, jeigu tiek žmogus negyvena. Deja, tais laikais žmonės gyveno kur kas ilgiau. Kaip pavyzdžiui, Adomas gyveno 930 metų, pirmoje dalyje minėtas Henochas, tai ne Kaino giminės žmogus, o iš Seto giminės žmogus ir jisai buvo Dievo artume ir Dievas jį pasiėmė pas save, jam atsivėrė Edeno vartai, kada jam buvo 365 metai ir jis įėjo pas Dievą. O pats Nojus gyveno 950 metų. Po Tvano Dievas sutrumpino žmogaus gyvenimą iki 120 metų. Mes negyvenam 120 metų tik todėl, nes gyvenam nuodėmingą gyvenimą, gyvename strese, baimėje, skausme, ligose. Ir tas sukelia mumis ligas, kurios trumpina mūsų gyvenimą. Tai va, jeigu gyventume pagal Dievo tvarką, nuo pat vaikystės, tai gyventume 120 metų. Tai va, tai jie turėjo tą laiką, 120 metų, malonės laiką, kada jie galėjo pakeisti savo gyvenimo būdą ir eiti kartu su Dievu. Tačiau jie to nepadarė, jie pasirinko toliau būti toje padėtyje, laikomi blogio ir jam vadovaujant gyveno toliau savo gyvenimą. Tai buvo jų pasirinkimas. Ir ten buvo įdomus toksai įvykis, kurį jie matė. Tai kada malonės laikas jau buvo pasibaigęs, visi gyvūnai poromis ėjo į Nojaus laivą, link į tą vietą, kur Nojus statė laivą. Ir paukščiai skrido, ir jie visą tai matė. Netgi išsigando, tai toks keistas reiškinys jų gyvenime, kad paukščiai, žvėris, visi laukiniai gyvūnai juda link Nojaus poromis. Tai jie jau išsigando, nes jie pagalvojo, gal rimtai Nojus buvo toksai teisus, kad bus tas tvanas. Ir kada visi jau suėjo į laivą ir Nojus pats su šeima taip pat įėjo į laivą, Dievas pats uždarė to laivo duris, nes žmogus pats nebūtų sugebėjęs, tai buvo masyvios duris ir pats Dievas jas uždarė. Ir čia pasibaigė malonės laikas. Kelio daugiau atgal žmonėms nebeliko. Tada laivas dar stovėjo 7 paras, 7 dienas ir niekas nevyko, jokių reiškinių apie, kad vyks tvanas nesimatė. Žmonės pradėjo netgi juoktis iš Nojos, kad jis čia 120 metų juos klaidino. Tačiau 8 dieną atsivėrė dangus, pradėjo pilti vanduo iš visų versmių ir semti žemę. Mastas ėmimo buvo toksai, kad virš aukščiausio kalno vanduo pakilo net 5 metrus. Tai apie 5 metrus. Ten buvo, Biblijoje rašo 12 uolekčių, tai uolektis buvo 45 cm, tai maždaug taip reikia pasiskaičiuoti.
kiek tiksliai gaunasi, virš aukščiausio kalno. Tai žmonės bėgo į kalnus, vis bandė išsigelbėti, lipo ant aukščiausių medžių, tvirtinosi prie to laivo, tačiau jiems išsigelbėti nepavyko. Išsigelbėjo tik tai Nojaus šeima. Tai vat, malonės laikas buvo suteiktas žmonėms. Ir dabar šita žinia yra skelbiama mums, mūsų kartai. Ir mums yra suteiktas malonės laikas, kada mes galime save pakeisti ir pasukti savo gyvenimą Dievo keliu, susitaikyti su Dievu, atversti Dievo žodį, suprasti tą tikrąją tiesą, kuris yra skelbiamas Dievo žodyje, kuris ilgą laiką buvo uždraustas ir dėl jo buvo kankinami ir žudomi žmonės. Sukurti santykį su Dievu ir eiti tuo keliu. To Dievas nori. Dėl to siunčia tas žinias Dievas. Ir dabar, kad dar labiau suprasti tos žinios svarbą ir pačią istoriją, reikia pasižiūrėti trumpai į mūsų istoriją. Aš pabandysiu labai glaustai pačiais svarbiausiais įvykiais pasaulyje, mūsų žemėje vykusiais, kurie įtakojo visą šitą reikalą ir kodėl yra skelbiama šita žinia. Tai pats ryškiausias įvykis tai, kad pas mus atėjo Dievo sūnus Jėzus Kristus vykdyti Dievo darbą žemėje kartu su savo pasirinktais 12 mokinių. Ir jisai skleidė Dievo žodį. Ir tuo metu jau buvo kunigai, aukštieji fariziejai, kurie buvo atsakingi už religinį mokymą tautos. Jie nepriėmė Jėzus Kristaus, nes jie pamatė grėsmę jiems, jų įtakai. Jėzus Kristus jiems aiškino jų klaidas, o jie pamatė, kad jie gali prarasti įtaką žmonių akise. Todėl jie nusprendė Jėzų Kristų nužudyti ir jie tai padarė. Taip įsipildė raštų pranašystės, kad bus Dievo sūnus nužudytas ir prikaltas prie kryžiaus. Bet taip turėjo įvykti, nes Jėzus Kristus atėjo savo kančia ir krauju atpirkti mūsų visų nuodėmes. Sugriauti tą barjerą tarp žmogaus ir Dievo, kuris tas barjeras tai yra nuodėmė. Ir savo kančia ir krauju jis tai atpirko. O savo mirtimi ir prisikėlimu jisai nugalėjo šio pasaulio kunigaikštį Šėtoną, kitaip dar Liuciferį vadinamą. Ir kas patikė tą auką, kad išgelbimas ateina per Jėzaus Kristaus auką ir kraują, tam atsiveria vartai, dangaus vartai. Ir čia gali tas žmogus sukurti santykį su Dievu. Jam yra nutiesiamas kelias pas Dievą, kurio einantis žmogus nueis į amžinai gyvenimą ir gyvens Dievo artume. Žmogus, kuris tą ignoruoja, arba yra paklydime, arba klaidingame mokyme, bet jo neišsižada, jis yra blogio įtakoje laikomas už sprando ir pražus kartu su to visų blogiu, kurį Dievas ruošiasi sunaikinti. Tai va. Ir tada po Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo jo mokiniai, buvo apaštalai, taip pat buvo jiems liepta eiti į pagoniškas šalis ir skelbti Dievo žodį, nes Dievo žodis buvo atvertas visoms tautoms, visoms kalboms, kiek tautų buvo, ir taip pradėjo Dievo žodis plisti žemėje, pažinimas Dievo. Tada valdė Romos imperija, pagoniška Romos imperija, tai buvo viskas jos valdžioje. Įvykiai vyko ir kada pradėjo jos valdose daugėti krikščionių, jau atsivertusių pagonių ir tikinčių Dievu, daugelis imperatorių pamatė kaip grėsmę ir prasidėjo didysis persekiojimas tų apaštalų ir tų žmonių, kurie skleidė tą Dievo žodį. Ir tai buvo labai geras pavyzdys apaštalų likimai, apie kuriuos aš kalbėjau pirmoje dalyje. Tai va, krikščionybė pradėjo vystytis, apaštalai kūrė bažnyčias ir tas žodis sklido, persekiojimas prasidėjo ir 313 metais imperatorius Konstantinas išleido Milano ediktą, kuris jų pagoniškos Romos imperijoje sulygino krikščionių ir pagonių teisės. Tai buvo didelė pergalė krikščionybės, nes pati krikščionybė buvo pripažinta legalia. Bet imperatorius Konstantinas, jisai turėjo savo viziją, savo matymą, jisai širdyje vis tiek buvo pagonis,
garbino Saulės dieną ir 321 metais, kovo 7 dieną berods, jisai išleido įsakymą garbinti sekmadienį Saulės dieną. Ir tas įsakymas skelbė taip. Didžiai garbę Saulės dieną visi teisėjai, miestiečiai ir amatininkai turi ilsėtis. Tačiau kaimo žmonės gali laisvai dirbti laukuose, nes dažnai atsitinka, kad tik ši diena geriau tinka sėjai arba vynmedžių sodinimui. Taigi nereikia praleisti dangaus apvaizdos suteiktos palankios progos. Tai buvo pirmą kartą įsakymų įtvirtintas Dievo tos Saulės dienos sekmadienio garbinimas, kuris dabar jau yra pas mus tapęs populiariu. Ir čia taip pat yra sakoma, kad tai buvo pirmasis imperatoriaus Konstantino žingsnis siekiantis įstatymų įteisinti reguliarų sekmadienio šventimą. Vėliau šį darbą tęsė kiti imperatoriai ir tie krikščionys, kurie atsisakė vadovautis Dievo žodžiu ir apaštalų mokymu dėl savo asmeninių reikmių, nes jie norėjo turėti taip pat valdžią, gauti finansinę naudą iš to ir jie kartu su ta visa sistema kūrė naują mokymą, klaidingą ir klaidinti žmonės. Toliau, 476 metais pagoniška Roma skyla į dvi dalis, į rytinę ir vakarinę, o vakarinė Roma skyla dar į 10 dalių. Tai yra dabar ta vakarinė Roma, tai yra dabartinės Europos Sąjungos šalis, Europos šalis. Ir tenais jau yra paplitusi krikščionybė, jau tikima Dievu, bet klaidingai tikima, ta klaidingas mokymas jau yra išviešėjęs. Ir apie klaidingą mokymą patį buvo perspėjęs pats Jėzus Kristus, kad saugokitės tų klaidinančių kunigų. Taip pat patys apaštalai perspėjo savo mokinius, kurie juos išmokė, kurie atidarinėjo Dievo bažnyčias, kad jūs saugokitės, nes pas jūs ateis avis vilko kailyje ir bandys skleisti tą visą klaidingą supratimą. Bet taip ir įvyko. Šėtonas darė savo darbą ir tą klaidingą mokymą, klaidingą per finansus, per tą valdžios troškimą, jisai vis dėlto pasiekė savo tą tikslą. Ir kadangi toj skilusiai jau imperijoje į dvi dalis, Romos miestas užėmė išskirtinę padėtį. Todėl 533 metais Rytų Romos imperatorius Justinianas Romos vyskupui suteikė valdžią, politinę ir religinę valdžią Romos vyskupui. Tačiau toje visoje griuvusioje imperijoje buvo 3 tautos, tai buvo Jerulai, Vandalai ir Ostgotai, kurie turėjo kitokį tikėjimą. Tai buvo jie vadovavosi Arijo mokymu ir tas mokymas jų prieštaravo Romos mokymui ir tarp jų įvyko priešprieša. Tada būtent turėdamas didelę įtaką tas Romos vyskupas kitų šalių pagalba, kurios jį rėmė, sunaikino tas šalis, užkariavo, žmonės ištrėmė ir tos 3 tautos buvo tiesiog sunaikintos, jų dabar nebėra. Ir tada į Romos vyskupą atsivėrė platus kelias valdyti Europą. Tai 538 metais buvo sukurtas Romos popiežiaus titulas, tas krėslas. Ir įsiviešpatavo pats baisiausias, pats juodžiausias žmonijos istorijoje periodas, kada už kitą nuomonę, už Dievo žodį, tikrąjį Dievo žodį buvo persekiojami ir žudomi žmonės. O Romos imperija, turėdama tą religinę ir politinę valdžią, siekė plėsti savo teritorijas, tada atsirado visokie ordinai, kurie su kalaviju pradėjo eiti kitas šalis pagoniškas, jas užkariauti ir taip plėsti Romos katalikų bažnyčios
valdas. Tame tarpe ir buvo mūsų Žalgirio mūšiai, Lietuvos istorija, kurią mes mokame tame pačiame visame laikotarpyje, kada kryžiuočiai ėjo užkariauti pagoniškų kraštų. Tai nebuvo Dievo žodžio sklaida, tai buvo Romos katalikybės valdžios plėtra, teritorijų plėtra. Jie prisidengdami Dievo žodžiu, jie skleidė tą visą savo marą. Čia yra ta istorija tikroji. Ir Lietuva, kada buvo persekiojami, reiškia, tie žmonės, kurie skleidė tikrąjį Dievo žodį, jie bėgo iš tų Europos šalių, kuriuose buvo Romos katalikų bažnyčios priespauda. Jie bėgdami dėl to, kad jie gali prarasti savo tikėjimą, jie bėgo į kitas šalis ir viena iš jų buvo Lietuva, kuri draugiškai priimdavo tos žmonės. Už tai, kad mes draugiškai priimdavom žmonės, Dievas mūsų tautą laimino. Dėl to mes pasiekėme, mūsų ribos nuėjo iki Juodosios jūros, dėl to Dievas mūsų kovas laimino. Mūsų valstybės griūtis prasidėjo tada, kada mes įsileidom į savo teritoriją būtent tos Romos katalikų bažnyčias ir tuos visus kunigus. Tada Dievas nusisuko nuo mūsų ir mes pradėjome kaip valstybė kristi. Tokia tai yra iš tikroji istorija. Tai va, ir tame laikotarpyje, ir tas reiškia 538 metai, įsiviešpatavo Romos popiežiaus religinė ir politinė valdžia. Taip, ir tas visas valdymas trunka 1260 metų. Biblija yra nuo žmonių paslėpta ir jinai yra uždrausta, jos negalima buvo turėti namuose, žmonės ją turintis būdavo ištremiami ir pasodinami į kalėjimus. Žmonės, kurie skleidė tą Dievo žodį viešai, juos kankino, juos degino ant laužų ir kirzdino jiems galvas. Taip, reiškia, gimė protestantizmas, kuris kovojo prieš klaidingą Romos katalikų bažnyčios mokymą. Aš čia nekalbu apie katalikų žmonės, kurie eina į bažnyčią. Aš kalbu apie Romos katalikybės sistemą, kurią jie sukūrė šioje žemėje. Ir ta sistema yra iki šiol. Tai yra klaidingas mokymas. Reiškia, Dievo žodžio totalus ignoravimas. Jie pakeitė Dievo įsakymą, jie pakeitė šventą Dievo dieną. Jie įvedė tą skaistyklos supratimą, ko iš tikrųjų nėra, Biblija apie tai nieko nerašo. Jie būtent įvedė visokias mišias už mirusius, kad rinkti žmonių pinigus. Tai to irgi nėra, nes miręs žmogus, jisai nieko negirdi, nieko nemato, jis guli kapuose ir laukia teismo dienos. Tai va, jų skleidžiamas tas klaidingas mokymas plito toje žemėje, nes jie turėjo valdžią. Ir protestantai su juo kovojo. Ir per tą visą laikotarpį buvo nužudyta net daugiau nei 100 milijonų žmonių. Tai yra kraujo upės. Ir 1798 metais Napoleono generolas Berthier nuverčia Romos popiežiaus valdžią. Ir į žemę ateina šviesa. Biblija yra išspausdinama net 500 kalbom. Paplinta po visą pasaulį. Paprasti žmonės gauna galimybę įsigyti šventą raštą ir jį skaityti, nes prieš tai buvo šventas raštas uždraustas, tai buvo labai sudėtinga jį gauti. Žmonės mokindavosi iš vienos knygos atmintinai ir turėdami savo galvoje šventąjį raštą eidavo ir skleisdavo tą raštą. Tai va tokie laikai buvo. Va, tai yra 1798 metais įvyko prabudimas žemėje. Ir apie tai skelbia būtent pirmojo angelo žinia, kurią aš dabar irgi jums priminsiu. Ir aš pamačiau kitą angelą lekiantį dangaus viduriu, turinti paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją evangeliją. Va čia yra skelbiama, kad įvyko atgimimas ir buvo išspausdinta Biblija visomis 500 kalbomis ir jinai sklido. Dabar šiuo momentu pas mus, jinai irgi tai yra internetas, reiškia, gali atsisiųsti savo telefono programėlę ir skaityti tą Bibliją. Kiekvienas kampelis žemės gali įsijungti kompiuterį ir skaityti Dievo žodį.
Va, tai čia yra to būtent buvo visiems žmonėms, visoms tautoms, visomis kalbomis buvo, visoms gentims žmonių, visiems kiltims žmonių buvo paskelbtas Dievo žodis. O kodėl jisai buvo paskelbtas, toliau praneša kitas angelas, tas pats angelas, jis šaukia galingų balsų, bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda. Nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių sutvėrėję. Taip ir paskelbė Dievo žodį visame pasaulyje, nes atėjo Dievo teismo valanda. Tai yra labai svarbu suprasti. Ir tada Jonas mato antrą angelą, kuris skelbia. Čia bus apreiškimo tas pats 14 skyrius, 8 eilutė. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė, krito didžioji Babelė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Čia įvyko tolimesnį įvykiai istorijos, kadangi kada paplito Dievo žodis ir kada jau Dievo šviesa pasiekė kiekvienus namus, daugelio jau namus pasiekė, o dabar iš visus namus pasiekė. Tada šėtonas įnešė Darviną, tai reiškia evoliucijos teorijas, toliau liberalizmą, komunizmą, leninizmą, visą tą klaidingą mokymą. Ir tada mūsų pasaulyje pradėjo kurtis Babelės. Kiekvienoje šalyje savo Babelė. Babelė tai yra politinė, religinė ir ekonominė sistema pasaulyje, vyraujanti. Kaip pavyzdžiui Lietuva. Mes gyvenome Tarybų Sąjungos Babelėje kažkada tai, kurioje Dievo žodis nebuvo skelbiamas, vyravo ateizmo idėjos, o iš jos išsivadavom, ta Babelė sugriuvo ir patekom į kitą Babelę, Europos Sąjungą, dar baisesnė, kurioje Dievo žodis nėra minimamas ir totaliai iškreipiama šeimos samprata. Kinijai sava Babelė, Šiaurės Korėjai sava Babelė ir kitose šalyse kita Babelė. Ir čia yra skelbiama, kad krito didžioji Babelė. Šitoj žinutėje norima paskelbti, kad krito Babelės religinė sistema. Tai minimama, kad krito katalikybė, kad paskui sąjungą su ją sudarė protestantai, kurie visus tos 1260 metų kovojo prieš jų klaidingą mokymą. Ir jie mūsų laikė sudarė su Romos popiežiumi sąjungą, pasirašė po tomis klaidingomis doktrinomis ir tapo viena kartu su Romos popiežiu, su Romos katalikų bažnyčia. Tai šitoje žinioje būtent ir tai pranešama, kad krito protestantizmas. Paskui ją krito ir liuteronai, ir kitos religijos, tai tas pats ir hinduizmas kritęs yra, ir indų ten visur, toliau pas musulmonus, tai tas Koranas yra klaidingas mokymas. Tai apie tai ir praneša, kad pasaulyje religinė sistema yra kritusi. Ir toliau rašo šitoje žinutėje, ir čia labai yra svarbi ta visa šitas sakinys, todėl kad jisai skelbia apie visą 2000 metų istoriją. Visą tą, ką aš jums pasakau, šitoje vienam sakinyje yra, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Tas paleistuvingas vynas tai yra klaidingas mokymas. Reiškia, tuo klaidingu mokymu Romos katalikų bažnyčia užkrėtė visas tautas. Šėtonas taip sujaukė visą tą žodį, kad kiekvienas ėmė iš Biblijos ką norėjo ir kūrėsi savo Biblijas. Kaip pavyzdžiui, katalikų bažnyčia turi savo katekizmą, musulmonai turi savo Koraną, hinduistai turi savo hinduizmą ir taip toliau. Ir kiekvienas tam savo mažam pasaulyje gyvena, nors nesuvokia viso globalios kovos tarp Dievo ir Šėtono. Ir čia yra labai dar svarbu suprasti, kad kada prasidėjo Dievo teismas, tai yra laimingi žmonės tie, kurie dabar yra gyvi ir gali ir girdi šią žinią, nes gyvas žmogus gali pakeisti savo gyvenimą, atsisukti į Dievą, pakeisti savo visus blogus darbus, paimti Dievo žodį rankas skaityti, sukurti ryšį išgelbėti savo sielą, nes kova vyksta dėl mūsų sielų, ne dėl teritorijų. Dėl kiekvienos sielos vyksta. Ir Dievas ragina, atverkit savo širdis, ateikit pas mane, aš jūs priimsiu ir jūs nepražūsit. Nes mano teismas jau prasidėjo, tuoj
bus teismo sprendimas, o paskui teismo vykdymas, to nuosprendžio vykdymas. Ir bus taip, kaip buvo prieš Tvaną. Žmonės nieko netikėjo, Tvanas įvyko, žmonės pražuvo. Vat. Tai ties šią antrojo angelo žinia šiandien baigiu. Labai rimta žinia, po savo įrašo aš įdėsiu net 3 aiškinamuosius filmus, juos būtinai peržiūrėkite, nes ten bus viskas pasakyta konkrečiau. Tai tikrai užims apie 3 valandas žiūrėjimą, nes 3 filmai, bet jie verta juos pasižiūrėti tam, kad suprasti, kokioje sistemoje mes gyvename, kokioje apgaulėje mes esame. Ir gal tai jūs paskatins atversti Dievo žodį ir susitaikyti su Dievu ir eiti Dievo keliu, nes laiko jau nebėra. Tad dar kartą perskaitysiu antrojo angelo žinią, kurį skelbia. Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: Krito, krito didžioji Babelė, kuris savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas. Baigiu šiandien. Susitiksime kitą šeštadienį, trečiojo angelo žinioje, kuri yra mūsų gyvenimo, kuri sprendžia mūsų gyvenimo ir mirties klausimą. Tai yra labai svarbi žinia. Iki susitikimo, mano mėly draugai. Būkite Dievo artume, susitaikykite su Dievu, eikite Dievo keliu. Dar yra mums suteiktas malonės laikas. Džiaukitės gyvenimu. Iki.